Aš šiandien noriu paskizuoti tokią naują idėją, kurią galėtum gal grot su Thinly Veiled, kai grįšim po pertraukos. Nežinau, biškai pasidėjau ant sofos, paieškau kažkokių skambesių, tai gal kažkaip taip galėtų būti. Žodžiu, akordai labai paprasti, bet toks keistokas voicingas gal. Nežinau, ieškau kažkokių būdų, kaip užsikabinti už kažko naujo, kad neskambėtų viskas kaip visada. Nežinau, tai viskas kaip ir eskiziškai ir grubokai, bet visai skamba kaip daina. Kažkaip kai paėmė paprastesnius akordus, tai tada taip tarsi geriau skamba viskas. Tik tai daug tokių pasikartojimų yra, kur reikės gal kažkaip apžaisti, kad biški daugiau variacijų kažkokių būtų. Reikia aišku lyriksų. Reikia, kad Darius įgrotų būgnus labai tiksliai ir švariai, kaip jisai moka, o aš ne. Ir nežinau, gal visai bus cool. Kaip iškitinga, bet gal dar pabandysiu padirbėti prie tokios kitos dainos, savo soliniam projektui. Čia būtų gerai biški būgnus pabandyti rašyti. Kaip prieš tai dariau su kita daina, įrašiau tikrus būgnus, bet paskui išsikarpau tokius kaip loopsus iš jų ir taip užsamplinau. Lyg ir visai kažkaip pasiteisino ta technika, tai pabandysiu, nežinau, kažką paeskizuoti tiesiog, kaip čia galėtų skambėti. Kažką įrašiau, turbūt žiūrėsiu, kas čia išėjo kitą kartą. Vis susiduriu su tokiom dilemom, kaip čia toliau vystytas dainas, tą albumą. Tarsi pirminė idėja buvo pasiruošti live koncam kažkokią programą ir ten labiau su sampleriu, su tikrais sintikais, kad viskas būtų kažkaip taip konceptualu. Bet tada kažkaip vis tiek grįžau prie to, kad labiau kompę tiesiog dėlioju ir tikrus būgnus įrašinėjau, tarkim, ir tikrą bosą, nes kažkaip vis nepavykdavo man padaryti, kad gražiai skambėtų ten ta būgnų mašina ir tie sintikai, kažkaip nežinau. Ir dabar kažkaip labiau darau viską vėl su gyvais instrumentais ir nežinau, ar po to sukarpyti į loopsus ir leisti iš samplerio, tarkim, jau ten gyvai grojant. Ar iš viso paleisti fonuškai iš iPado kokio, bet galvoju, gal tiek to, gal šitą reikia atidėti klausimą biškį ateičiai, nes dabar tarsi bandau spręsti kelis dalykus vienu metu ir kaip gyvai padaryti ir kaip kuo gražiau įrašyti ir suproducint, kiek sugebu. Dabar dirbau prie šitos dainos ir pirmiausia, tai jai reikėtų įrašyti bent kokį nors bosą, o po to norėčiau įrašyti keletą teikų būgnų. Turiu tokią problemą, kad visą laiką kažkaip rašinu, ypač, dar solininkas dar taip beveik pataiko, bet irgi, o bačka tai ypač, visą laiką prieš beatą. Nežinau, kaip tai ištaisyti, ar jeigu kiekvieną dieną ten, ar bent jau kiekvieną kartą atėjęs parepetuočiau kažkaip būgnais su metronomu, tai ar ilgainiui išsitaisytų tas dalykas, ar reikia kažkokių specialių pratimų, kad kažkaip įveikčiau tą problemą, nežinau. Atrodo, stengiuosi, klausau ten tą metronomą, bet kažkaip paskui pasižiūriu įrašą ir vos ne per pusę natos, nežinau.
nesuprantu, kodėl taip yra. Nu, bet šiaip porai dainų įrašiau po 11 teikų būgnų. Vis tiek gerai dar nesigavo, bet gal, nežinau, galima taip tokiu būdu tiesiog repetuoti. Nu, tipo, kai su grupė repetuoji, tai repetuoji normaliai. O kai vienas savo kažkokius istorinius dalykus, nu tai irgi, va, ateini, perrašai 10 kartų būgnus, 10 kartų bosą, gitarą ir taip to pačiu ir mokaisi ir bandai įrašyti, nu, išgautą, tipo, gerą įrašą. Vakar kažkaip buvo vėl toks keistas, užknisantis ir dažnai pasikartojantis dalykas, kad dirbau prie tų dainų ir vis atrodo, kad viskas taip šudinai ir beviltiškai skamba ir kad čia neverta ir nežinau, reikia liautis. Ir paskui net neatėjus kitai dienai, tipo tiesiog grįžau namo, dar kartą pasiklausiau, ką ten įrašinėjau ir kažkaip staiga vėl atrodo visai gal ir grūvė ir ten nudirbau prie tų būgnų ir tai irgi liktai davė tam tikrą rezultatą, ten neidealiai įsirašė dar, bet jau geriau. Nu ir staiga vėl kažkaip viskas atrodo visai nieko. Nežinau, biškitas mane glumina, kad taip smarkiai tiesiog skiriasi tas, nu, tos kokybės, tarkim, vertinimas. Nežinau, priklausomai matyt nuo nuotaikos, gal nuo nuovargio kažkokio irgi, gal atbunka ausis tiesiog, kai daug klausai ir galbūt turint kantrybės ir vis prie tų dainų dirbant ir jas tobulinant, tai net ir tos, kur atrodo kartais gal mažiau įdomios, vis tiek jos gal iš jų gali kažkas išeiti. Šiaip šiandien nutariau atvaryti be kompo, taip padžiamint gal kažkokių naujų idėjų, tai turiu rekorderį pasiėmiau ir užrašų knygelės. Ir dar, kad būtų kažkaip įdomiau ir daugiau motyvacijos, tai atsivežiau kitą gitarą iš namų. Mažiau akilam žiūrovai gal atrodys, kad čia dvi vienodas, bet čia yra Jazzmasteris, o čia Jaguaras, jisai man yra dar gana naujas, pirkau gal vasarą naudota, bet šiaip daugiau namie įlaikau. Tai dabar apkeisiu, šitas bus namie, šitas studijai, tiesiog bus kažkaip toks gal biški tokia mini naujovė ir tikiuosi, kad bus kažkaip smagiau ir tai įkvėps ir ką nors gero sugalvosiu. Tai nežinau, įsirašiau kažkokias kelias idėjas į rekorderį. Reiks žiūrėti su kitais instrumentais, ar čia iš jų eina ką nors padaryti ar ne. Šiaip norėčiau turėti daugiau tokio gebėjimo, grynai tokio aranžavimo, prodiusavimo, nes tos idėjos kartais galbūt ir nieko, bet sunku kažkaip jas išvystyti iki tokių gerų, įtaigių dainų. Bet yra kaip yra.
turbūt šią savaitę tiek.